Sveiki visi prisijungę šį vakarą. Šiandien mes turim debiutą. Aš labai šito debiutu džiaugiuosi, kad kartu su mumis yra gydytoja, endokrinologė, medicinos daktarė, docentė Narseta Mickuvienė. Ir mes esam grupiokai, mes pažįstami, dabar galvoju, kiek čia apie 45 metai ar kiek, ir kartu mokėmės, kartu augom ir kartu tobulėjom, ir pasiekė labai daug ir didelių pasiekimų endokrinologijoje. Ir mes ruošėmės jos būtent seminarui balandžio 24 dieną apie endokrinines ligas ir jų poveikį mūsų psichologiniai, emociniai sveikatai, nes tas poveikis yra milžiniškas, yra net toks terminas neuroendokrinologija, arba net kartais esu girdėjęs ir psichoendokrinologija. Tai aš dar kartą labai džiaugiuosi, Narseta, ir tada pasisveikinam ir einam į mūsų turinį. Labą dieną. Labai malonu dalyvauti čia ir pasidalinti kai kuriais įžvalgom ir žiniomis, jeigu tik pajėgsiu atsakyti ir į klausimus. Tikrai norėčiau duoti šiek tiek žinių, pasidalinti su jumis visais. Ačiū, kad pakvietė. Net nebejoju, kad žmonės norintys gaus atsakymus. Aš kviečiu aktyviai dalyvauti, užduodant klausimus būtent apie endokrininės ligas, apie jų poveikį mūsų psichikai, ir ne tik apie jų poveikį psichikai, aplamai galima apie jas užduoti. Ir mes šiandien turim tik tai nepilną valandą, tai per tą nepilną valandą daugiau galbūt dėmesio mes skirsim skydliaukei, nes būtent skydliaukės ligos ir skydliaukės disfunkcijos visokios ir sukelia daug tokių pokyčių mūsų psichologinių ir emocijų, kurie kartais ir net pažįstami, ir savo gyvenime esu daug sudūręs su tais būtent ligoniais ir pacientais. Tai tiesiog, Narseta, gal mes pradėkim nuo to, kas ta skydliaukė yra, kodėl jinai mums reikalinga ir ką jinai mums duoda. Iš tikrųjų, tai reikia susipažinti su tuo organu, apie kurį šnekam. Tai mūsų skydliaukė yra viena iš endokrininių liaukų. Endokrininės liaukos tai yra tos, kuom skiriasi nuo kitų liaukų, tuom, kad jos neturi latakų, o tiesiai į kraują išleidžia biologiškai aktyvias medžiagas, tai yra hormonus. Ir viena iš tos didelės mūsų sistemos yra skydliaukė. Jinai yra didžiausia, tarp kitko, šitos sistemos liauka ir labai patogioj, mums prieinamoj turbūt vietoj, dėl to turbūt jinai dažnai ir tyrinėjama ir žiūrima. Tai yra, jinai būna žmonėms maždaug sveika, jeigu tai nuo 15 iki 30 gramų sverianti, kakle priekinėje kaklo pusėje. Dviejų skilčių susideda iš dviejų skilčių ir yra toj poskydinė liauka, dėl tą kremzlę, todėl jinai ir vadinasi, iš tikrųjų gavus tą pavadinimą skydliaukė, nes jinai prikibus yra praktiškai prie skydinės kremzlės, kuri yra virš trachėjos, ir kartais, jeigu apie vyrus kalbant, tai vadina Adomo obuoliu, kai jisai matoma vaikšto. Tai skydliaukė yra toj po šita, ir kartais man iš karto norėčiau pabrėžti, kad jeigu galvot apie anatomiją, žmonės kartais klysta, kad skydliaukė yra toj pat po žandikauliais. Tai tikrai ne šičia, jinai yra gana žemai, tai yra pačioj prie raktikaulių. Tai skydliaukė yra šiaip labai svarbi, nes jinai gamina biologinį aktyvias medžiagas. Ne dėl to, kad jinai ten tupi kaip bantukas peteliškės formos, bet dėl to, kad gamina biologiškai aktyvias medžiagos, vadinamas hormonas. Daugiau, tai aišku, hormonai yra pagrindinė visų endokrininių liaukų veiklioji medžiaga.
Ir jų hormonų yra šiaip daug. Aš vieną iš karto mitą noriu iš karto pasakyti, kad žmonės maišo žodį hormonas su gliukokortikoidais ir visada jų labai bijo, o skydliaukės hormonai, nes hormonai yra biologiškai aktyvios medžiagos. Tai jų yra labai daug ir visi skirtingai veikia organizmą. Ar toliau man apie ją pasakot, ar bandysim kažkokius klausimus žiūrėti, tai vat. Aš manau, gal dar apie jos poveikį mūsų nuotaikai, energijai, nes tas poveikis yra milžiniškas, dar tai truputį mes pristatykime. Taip, iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kad skydliaukė gamina du labai svarbius hormonus, aišku, jų yra daugiau, ką jinai gamina, bet pagrindiniai jų hormonai yra tetrajotironinas ir trijotironinas. Tetrajotironinas, kodėl tetra? Todėl, kad jodo yra 4 atomai. Prijungti tetra, tai yra ketvertas. Tai 4 jodo atomai ir jį mes dar turim kitą pavadinimą tiroksinas, puikiai daugumai žinomas. Tai va šitas hormonas yra didžiąja dalim gaminamas skydliaukėj, tai yra 90% gamina šito, reiškia, iš visų hormonų yra tiroksinas skydliaukėj gaminamas. Toliau yra antras hormonas, kuris yra trijodotironinas, tai yra vienu atomu jodo mažiau jo formulėje ir jo gamina tik 10% iš visų va šitų skydliaukės hormonų yra trijodotironinas. Ir kodėl taip yra? Trijodotironinas yra aktyvesnė forma, aktyvioji forma, kuri mum pagrindinai veikia, o tiroksinas yra kaip prohormonas dar vadinamas. Iš jo gaminasi trijodotironinas tiek skydliaukėj, tiek audiniuose. Ir čia, tokia mandra yra sistema, labai svarbi deiodinazijų sistema, kur audiniuose atskeliamas tas vienas jodo atomas ir tada audiniai patys savo pasigamina tiek, kiek reikia. Reikia tų deiodinazijų pagalba tiek, kiek reikia trijodotironino. Nes iš tikrųjų trijodotironinas T3 vadinamas yra veiklioji forma. Veiklioji, kuri jau veikia mus visus. Reiškia, o kaip veikia, tai reaguoja į visų audinių receptorius ir veikia medžiagų apykaitą. Kiekvienam audiny, kiekvienoj ląstelėj. Ir tame tarpe ir smegenyse, tame tarpe ir visuose kauluose, kepenyse, kituose audiniuose. Praktiškai nėra audinio, kuriame nereikėtų šitų hormonų ateinančių ir veikiančių jų medžiagų apykaitą. Tai jeigu kalbant apie emocinę sveikatą, tai kadangi yra receptoriai ir smegenyse ir mes labai stipriai reaguojam į šitų hormonų buvimą, jų kiekį. Pirmiausia tai, kad skydliaukės hormonai, ypač trijodotironinas kaip veiklioji medžiaga, skatina medžiagų apykaitą, aktyvina ją. Medžiagų apykaita, o medžiagų apykaita suaktyvėjusi, jinai yra kaip simpatinės nervų sistemos poveikis, yra labai aktyvina visus mūsų veiksmus, tame tarpe ir smegenyse. Ir tokiu atveju mes galim labai greitą mąstymą turėti, labai greitus minčių srautus. Galima net nespėti sukoncentruoti dėmesį, jeigu labai daug hormonų, jų perteklius. Normoje viskas tvarkoja, tam yra labai daug saugos mechanizmų organizme, kurie apsaugo, kad tas neišsibalansuotų, bet vis dėlto yra kartais balansas sutrinka ir mes gaunam, jeigu didelį kiekį hormonų patenka į audinius, aktyvėja medžiagų apykaita. Ir viskas tada verda, viskas tada veikia labai aktyviai ir tame tarpe smegenys. Ir pasireiškia dažnai net nerimu, nerviškumu tokiu, neramumu,
kaip aš minėjau, gali sukelti ir minčių greitumą, ir nesusikoncentravimą, nemigos arba trumpo miego. Tai vien tik tai smegenų veikimą, aš jau nekalbu apie tai, kad yra labai daug kitų poveikių, kurie vėl persiduoda į mūsų emocijas, nes simpatinė nervų sistema labai suaktyvėja, jeigu per daug hormonų. Ar reiškia, tai tokiu atveju širdies plakimai, perplakimai, vartymais, vyresniam amžiui prieširdžių virpėjimas gali atsirasti per pertekliui esant šitų hormonų, šitos aktyvios medžiagos ir tokiu atveju mes turim labai tokį, kartais galim pavadinti, aš taip liaudiškai, kartais pasakau, kad žmogus tampa kaip spirgas ant keptuvės, nenustykstantis, šokinėjantis, nes jame gaminasi daug labai įvairiose ląstelėse energijos, taip, ir jos nėra kur dėti. Ir labai paprasta iš tikrųjų pagalvoti, kokie simptomai galėtų mums duoti, perteklių, pavyzdžiui, skydliaukės hormonų. Tie simptomai labai medžiagų apykaitos pagreitėjimas. Ir mes, jeigu žinom nors kaip, kas tas yra medžiagų apykaita, jinai puikiausiai viskas sueina. Reiškia, kas greičiau plaka širdis, greičiau kvėpuojam, daugiau šilumos gaminasi, tada ta šiluma pasireiškia karščio jutimais, prakaitavimais, raumenys susitraukinėja ir kartais būna taip greitai ir kiekvienas nežino, kur dėti energiją, susitraukinėja kiekviena raumens dalelė, kuri persiduoda į mūsų supratimą kaip drebėjimas. Reiškia, jie nesusitraukinėja valingai kaip raumenis, kaip reikia, o jie trūkčioja neturėdami kur dėti tą energiją. O apie smegenis, tai kaip sakau, viskas ten labai labai greitai vyksta. Medžiagų apykaita per greita. Ir tai labai veikia. Ar tai gali būti labai ryškus požymiai? Kartais ne. Kartais gali būti tiesiog vienas iš kažkokių požymių stipriau. Čia priklauso nuo pačio organizmo, kaip jis reaguoja. Kuri vieta jautriau reaguoja, kurio receptoriai yra jautresni, kurio audinio. Ten dažniausiai pasireiškia tie simptomai. Kita priežastis yra, jeigu jo pritrūksta, lygiai taip pat disbalansas skydliaukės hormonų gali sukelti priešingą dalyką. Bet, pavyzdžiui, trūkumas skydliaukės hormonų gali sukelti taip pat emocijų sutrikimą, tik tas gali atrodyti truputį kitaip. Aišku, aš tokius standartinius dabar kalbų dalykus, nes daug yra niuansų dar ir pagal amžių, pagal viską, bet jeigu trūkumas skydliaukės hormonų, aišku, priešingai, gęsta viskas. Viskas lėtėja, rimsta, energijos stoka, atsiranda vangumas, tingumas, toks abejingumas, apatija netgi gali jausti žmogus bet kam. Ir ilgainiui galim vystytis net ir depresija, kaip tokia liga, kuriai trūksta dėl ko? Dėl to, kad medžiagų apykaita smegenyse lėtėja ir jų jungčių nėra. Kaip bebūtų, mūsų ląstelėse turi vykti biologinė chemija, kaip sakoma, biochemija turi vykti ir jeigu jinai sustoja, tai stoja. Viskas. Tada ir mintis lėtai eina, atmintis blogėja, vėl galim nepagauti, nesukoncentruoti dėmesio, abejingumas, vangumas, kaip minėjau, tingumas, jėgų stoka. Aišku, tuo pačiu, kas lėtėja medžiagų apykaita ir kituose organuose, tada atsiranda retas pulsas, gali būti pulsinis spaudimas žemas, šalčio jutimas, reiškia vidurių užkietėjimas, priešingai, reiškia. Ir todėl tas balansas ir tas skydliaukės veikla yra mums labai svarbi, kad mes taip jaustumėmės sveikiai ir laimingi ir jaustumėmės tokiam balanse medžiagų. Tai turbūt šiek tiek gal.
Ar galim dar liaudiškai tai pasakyti, nes daugelį žmonių labai svarbus dalykas yra kūno svoris arba svoris, tai ar galime teikti mes, kad kai yra skydliaukės, kai skydliaukės yra padidinta funkcija, tai tada žmonių kūno svoris linkęs į mažėjimą, o kai